You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Labadiena, labas rytas visiems teniso mylėtojams ir gerbėjams. Po tam tikros nedidelės pertraukos 13 geimas grįžta į eterį. Aš esu Tomas Ganusauskas, šalia manęs tradiciškai Ervinas Kvitkauskas ir šiandien turim mielą malonų svečią, Klaudiją Bubelytę. Sveiki. Klaudija, kaip tu laikaisi, labai smagu tave čia matyti. Gerai, viskas geros nuotaikos, pagaliau lauko sezonas, mano varikliukas. Labai laukiu, nekantrauju, įsivažiuoti, pradėti tos turnyrų žaisti. Vis tiek vasara ir tas turnyrų maratonas artėja. Tai patinka gruntas. Žinoma. Bet tu esi gerų rezultatų turėjus ir ant hardo, kad ir šiemet, ar ne? Vienas finalas, berods buvo hardinis. Jo, ant hardo, bet kitas niuansas lauke. Lauke vėl tos sąlygos tokios, kur labiau gruntui tinka. Tai esmė, kad vėjas, karštis, šaltis, su oru daugiau niuansų. Tai tas ir susideda, kas man labai patinka. Tai esmė tiesiog tokia, kad ant hardo buvo tie turnyrai, bet kadangi lauke, tai vis tiek lėtesnis tas hardas ir daugiau reikia taktiškai mąstyti. Ir kad ne tik prieš varžovą žaidži, bet žaidži ir su vėju, ir su oro sąlygom. Daug kas susideda. Šiaip yra turbūt didesnė dalis žaidėjų, aš manyčiau, kurie nemėgsta lauko ir visi labai mėgsta po stogu, tyliai, ramiai, viską. Yeah. Kodėl tu tą lauką taip mėgsti? Aš neįsivaizduoju, nuo kada, kur, kaip prasidėjo, bet esmė tiesiog, manau, čia turi įtakos ir mano galbūt sudėjimas, aš vis tiek žemesnė esu. Ir man patinka, gal kvailai nuskambės, bet kentėti tos taškus, taip pat dirbti, atlakstyti. Po Jasikevičiaus šitas terminas kvailai nebeskamba. Populiarus tampa jo. Juos išdirbti ir šiaip lauke, tiek ant hardo, tiek ant grunto daugiau tos taktikos reikia, ką saliai. Saliai tai tiesiog yra vos ne aklas mušimas to kamuolio. Faktas, ten irgi suveikia ir tie trumpinimai, slaisinimai visi. Bet vis tiek laukia didesnės įtakos turi toks žaidimas ir tai mane ir veža. Tai praktiškai ir yra, dėl ko aš kaifuoju nuo to teniso. Tau reikia daugiau varžovų. Neužtenka vien varžovo kitoj tinklo pusėje, dar reikia ir su vėju pakovoti. Jo. Bet čia įdomus tas momentas, nes dažniausiai visiems patinka būtent, kad viskas yra nuspėjama, viskas aišku, ar ne? Ir tu sakai, dėl tų sunkių taškų, tai jie smagus, kai laimė, ar ne? Kai pralaimė, nebūtinai tampa. Nu, faktas, bet ir aš žinau, psichologiškai gal man net šiek tiek lengviau laukia žaisti, nes aš žinau, kad man patinka tie išdirbti taškai, man patinka tie ilgi taškai ir aš jaučiuosi gal psichologiškai lengviau, kai žinau, kad varžoviai yra sunkiau, kad aš tiesiog suprantu, kad mane veža tokie taškai, o varžoviai tai gali būti, kad jinai labiau yra, tarkim, vidaus žaidėja ir jai patinka tas greitesnis tenisas ir kad jinai kenčia čia su manim, tarkim, ilgus taškus žaisdama. Ir kitas dalykas, kad ir aikšteliai ir gyvenime, ar būna kažkas, tarkim, kuo džiaugiesi, jeigu lengvai pasieki. Dažniausiai, jeigu sunkus kelias iki to, tada atneša tų daugiau teigiamų emocijų. Tai čia nuo pat pradžių tai prasidėjo, ar jau kažkada pajauti, kad tau būtent kada atėjo tas toksai momentas, kai pajauti, kad toks žaidimas tau labiau patinka? Kažkiek pamenu, tai visą laiką tai buvo. Nelabai man patikdavo salėje ten tas vienas ritmas tiesiog. 2-3 smūgiai, viskas, taškas baigėsi. 2-3 smūgiai, taškas baigėsi. Kažkaip, kiek save pamenu, tai visuomet labai patinka man tie ilgi taškai, patinka bėgti. Kankint varžovus, žodžiu, tau patinka. Taip, ir pačiai iš dalies. Į tau ir vienetas turbūt labiau patinka negu dvejetas, ar ne? Nes dvejetė mažai tokių taškų dažniausiai vis tiek trumpiaus. Jo, bet tai vėl kiti niuansai ten ir faktas, daug taktikos, kas irgi patinka, bet vis tiek tie taškai tokie trumpesni ir ten netaip išvargina, tai... Jo, vienetai labiau prie širdies. Tu turi puikią sezono pradžią, ar ne? Ta prasme, iš tikrųjų, 3 finalai, pusfinalis, pakankamai ženklus šuolis WTA reitinge, kaip pati vertini šitos pirmus kelis 23 mėnesius? Aš tiesiog manau, kad rezultatas ateina, kai įdedi darbo. Darbo buvo įdėta, rezultatas atėjo ir čia paprasta schema. Jeigu nededi darbo, nesistengi, tai
to rezultato ir Ar nebus. rezultatas atėjo, ar ateina vis dar, ta prasme, aš tikiuosi, kad jis dar neatėjo. Jis dar ne. Kur yra netėjo, tavo tikslai, ambicijos, kur tu save matai, nežinau, po metų, po 2, po 3? Sunku pasakyti, nes čia vėl daug kas gali pakišti kuo, tai reikia mąstyti dažnai tyliai, nes šiaip laimė mėgsta tylą. Tai ir tų tikslų kažkaip nesinori ten garsiai išsikelti, nes vėl ten žmogus planuoja, Dievas juokiasi, tai sunku kažką ir pasakyti. Bet tikėkime, aišku, geriausio. Ir šiaip labai norėčiau ir labai tikiuosi, kad įdėjus darbo faktas, vasaros gale top 500 tai minimum. Top 500 tau nebe taip toli, nes tu dabar būsi 6-5-9. Aš pažiūrėjau live reitingą, tai tau trūksta kokių turbūt 30-40 taškų, spėčiau, iki 500. Bet ir yra ką apsiginti iš vasaros, iš praeitų metų. Aš šiek tiek jau toliau žiūrėjau Grand Slam'o kvalifikacijos zoną, 200 maždaug taškų. Realus tikslas? Faktas. Viena iš svajonių. O kai yra svajonė, vadinasi, yra tikslas. Tai turbūt neklausiu, į Roland Garrosą norėtum visų pirma nuvažiuoti. Taip, faktas. Faktas. O dabar kokie artimiausi tikslai grunto sezonui, kas nusimato, kokie turnyrai, kokios kelionės? Taip pat irgi sunku pasakyti, dar vis planuojam, dėliojamės tą grafiką su treneriu, nes kadangi studijuoju ir dabar ta sesija tokia, tai labai daug dalykų reikia suderinti, kartu pastatyti, dėliotis tos grafikus. Tai kaip ir turėtų būti gegužės gale, vienas šiuo atveju turnyras po kol kas, nes tarp egzaminų jisai įsiterpęs, tai sunku kažką ir daugiau susiplanuoti, bet vėl faktas, svarstom ar dar važiuoti į tą turnyrą, nes kai studijos šalia yra, tai nuvažiavus į tą turnyrą ar nebus, kad mintis bus ne turnyrė, o kaip čia egzaminam pasiruošti ir panašiai. Tu esi šiaip tas retas paukštis, kuris derina pro sportą su studijom, turbūt tenise iš viso nelabai daug tokių pavyzdžių, papasakok šiek tiek daugiau, ką tu studijuoji, kur... Aš studijuoju Lietuvos sporto universitete, tai čia jis yra Kaune, o studijų programa kinesterapija. Ir tai yra nuolatinės studijos. Šios programos net nėra ištęstinių studijų. Tai tenka ir pavažinėti visą kitą, bet kadangi tai yra Lietuvos sporto universitetas, faktas jie atsižvelgia į profesionalius sportininkus. Tai ir man sudarė galimybės studijuoti. Tai aš turiu tokį kaip individualų planą, kur esu susiderinus su atskirais dėstytojais, kada, kaip, ką atsiskaityti. Tai tokia galimybė ir sutikė tas Lietuvos sporto universitetas. Iš vienos pusės tai super, iš kitos pusės, taip, sunku, pakankamai sunku suderinti tą ir tą, bet kai yra noras, tai manau viskas įmanoma. Klausyk, tau nebereikia fizio vežiotis į turnyrus. Dar šiais metais, dar tos žinios, pagrindas dar visas tas toks kaip ir kalimas, tos visos teorijos, anatomija, kiekvieno kauliuką, raumenuką, nervą, kraujagyslę reikia žinoti, bet aš manau, kad nestudijuodama aš teniso galbūt geriau nežaičiau, nes per studijas aš atsiriboju nuo teniso, tai studijuodama aš ilsiuosi nuo teniso, o žaisdama aš ilsiuosi nuo mokslo. Ja. O tuo pačiu aš irgi norėjau paklausti, tuo pačiu, ar ne, žinias kažkokias, kur gauni, gali panaudoti vis tiek turbūt tenise. Ir tuo pačiu pažinimas kūno turbūt vis tiek duoda... Jo, ir iš teniso turbūt jau esi kažką atsinešus, kad pačioj pradžioj buvo šiek tiek lengviau negu tiem, kas daugiau galbūt nesportavę pradeda tai, ar ne? Jo, tai ir čia tokia priešistorė, dėl ko aš tą kinesterapiją pasirinkau. Aš jau galbūt nuo 5 kokios, manau, jo nuo 5 klasės mokykloje. Manęs klausė, ko norėsi būti, faktas, tenisininkė, bet ir kitam plane kinesterapeutė buvo. Iš kur tai atsirado? Aš manau, kad kai pradėjau profesionaliau tiesiog sportuoti, profesionaliau į tai žiūrėti, kur ne tik į teniso treniruotės vaikščioti, bet ir fizinio treniruotės, taip pat prasidėjo ir šitas apsilankymai pas kinesterapeutus. Ir mane taip sužavėjo, ten visi tie judesiai, man ten kažką skauda, ten paliečia, apčiopia, nustato, kaip, kas, kur. Ir man čia tas jaučiau, užkūrė visą tai. Tai va sakau,
kažkur maždaug nuo 5-4 klasės aš pradėjau tos paskinius terapeutus vaikščioti ir mane taip sužavėjo, kad aš jau nuo tada sakau, aš irgi noriu. Tai nuo to viskas ir prasidėjo, dėl to aš ir įstojau tą kineziterapiją, ilgai išsilaikė ta tokia kaip svajonė. Kad yra tas momentas, ar ne, kad atrodo kaip stebuklai kažkokie, kai prie tave žmogus ten kažką truputį pačiupinėja ir jau viską gali nustatyti. Ir faktas dar tas, kad gali kitam padėti, kad gali kitam, tarkim, nejuda žmogus ir savo žiniom, savo praktiką, gali jam pritaikyti ir palengvinti tiesiog gyvenimą. Tai šitas faktas dar labai žavi, kuris paskatino įstoti į tą kineziterapiją. Ir taip pat, tikrai labai įdomu, kai, tarkim, žaidžiant tenisą ten po kokių sunkesnių mačų, ar tai po fizinio treniruočių sunkesnių, kitą dieną jaučiasi raumenų skausmai. Aš save apsičiupinėjau, aha, čia toks, čia šitas skauda, gerai. Viską žinai, ką daryti. Jo, prisitaikau. Dabar bus problema ta, kad jau kai viską išmoksi, kai reikės pas kineziterapiją, tai jau, kaip sakant, kvestionuosi, sakysi, gal čia ne taip yra, iš tikrųjų gal kitaip. Pasiginčyt galėsim. Dar vienas klausimas su studijom susijęs. Aš vienam iš tavo interviu senų pakankamai mačiau tokią citatą, nežinau ar tavo, arba galbūt Šarūno Kulnio, kad su mokslais susijęs ir vienas jos ateities planų studijuoti JAF ir žaisti NCAA. Ar buvo kalbų minčių, nes labai daug kas iš mūsų jaunių suka tuo keliu? Jo, šiek tiek buvo, tai tas toks tarpas apmąstymų, tai čia tiesiog kai reikėjo pasirinkti, kur studijuoti, tai čia kokių pusę metų galvojimas maždaug buvo. Faktas, kai rašinėja po turnyrų ten iš tų universitetų tie agentai, faktas jų toks darbas. Bet kai rašinėja ten, aišku, parašo viską, kas geriausia tose universitetuose, tai tikrai traukia nuvažiuoti arba bent jau apsižiūrėti. Ar turėjai daug pasiūlymų? Labai daug, tikrai nesuskaičiuosiu kiek, nes tik kai sužaidi geresnį turnyrą, iškart pasipila tie pasiūlymai, minimum kokie 7 po vieno turnyro. O ten į mėnesį, kokie 3 turnyrai būna, tai galite įsivaizduoti, kiek tų pasiūlymų. Ir dar dabar, kad aš ir įstojus vis tiek rašinėja, gal persigalvoji, gal norėtum perstoti, mes čia galėtumėm tave įkelti ten į antrą kursą iš karto. Tai vis dar, jie, kaip čia pasakyti, traukia, kad pas juos įstočiau, bet tai kaip buvo tas laikotarpis, kai reikėjo nuspręsti, kur tiesiog susidėjau čia pliusus, čia minusus. Ir tikrai netaip traukia mane studijuoti JAV, kaip likti Lietuvoje ir toliau čia viską tęsti. Vienas iš aspektų, dėl ko tai buvo nuspręsta, tai tiesiog, manau, žymiai mažiau turnyrų galėčiau žaisti studijuodama Amerikoje, o čia likdama daugiau laisvės turiu. Ir pasirinkti, kur, ką, kaip. Žodžiu, pro viltis tapti pro nugalėjo, ar ne? Taip. Noras, taip, tikslas, tiksliau, ne ir viltis. dar tas komandos čia susidarimas, vis tiek tokį vos ne kaip lizdą savo turiu čia susisukusi. Treneris, fizinio treneris, kineziterapeutai, visa ta komanda tiesiog yra Šiauliuose. Ir sunku būtų kažkaip palikti, kai žinau, kad tie žmonės mane pažįsta jau nuo pat mažens ir kad jie žino, kas man geriausia ir kad tikrai jie nori visko, kad man geriausia būtų. Tai tas irgi. Papasakok šiek tiek daugiau apie savo komandą, su kuo tu dirbi, kas yra tie žmonės, kurie kasdien tave verčia eiti į priekį. Tai faktas, teniso treneris, jau kiek mes metų kartu dirbam, 11 gal. 10, kažkaip. Čia mes kalbam apie Šarūną. Apie Šarūną, Kulnį. taip, apie Šarūną Kulnį. Tai treniruojuosi Šiauliuose, Šiaulių teniso akademijoje, ten taip pat. Aš šiaip esu ne iš Šiaulių, aš esu iš Radviliškio, yra prie Šiaulių. Tai žaisti šiaip pradėjau, tai Radviliškė. Ir pats pirmas treneris, tai Saulius Andriušaitis buvo. Bet aš ten Radviliškį pasitreniravau galbūt net nepilnus metus, tiksliai net neatsimenu. Bet Saulius kažką įžvelgė manyje ir nuvežė parodyti į Šiaulius. Ten iš pradžių net manęs nepriėmė,
Kažkas nepatiko, netiko galbūt, bet tada dar po kelių mėnesių į kitą grupę pabandė nuvežti, parodyti. Nu gerai, sako, tipo pabandysim, bet į vyresniųjų grupę mane įkelė, sako, jeigu matysim, kad sunku, tai perkelsim į jaunesnių. Ir sunku buvo vyresniem turbūt, ar ne? Paskui tavęs spėt. Na, ten ta pati pradžia, aš tą mažytę buvau už visus mažesnė, galbūt dar netokį supratimą turėjau apie tą tenisą, tai net nepamenu, kaip ten iš tikrųjų buvo. Bet va, įkėlė mane į tą vyresnių grupę ir taip va kažkaip. Ir ta vyresnių grupė buvo žiauriai didelė, ten mūsų buvo, aš nežinau, mažiausiai gal 15-12, bet po biškį, tai vienas atkrito, kitas, trečias, tai praktiškai viena jaučiu ir likau iš tų vyresniųjų grupės, kur net nenorėjo galbūt manęs įkelti, bet... O kada jau supratai, kad atėjo tas momentas, kad nori tapti profesionalu, kad nenori tik tai, kad nėra tai tik tai kažkoks kaip būrelis užsiėmimas, o norisi toliau matyti save tenise? Tokio galbūt persijungimo net nebuvo, tikrai nepasakyčiau. Net nežinau, visą laiką kažkaip ėjau, kad tobulėti, kad žaisti kuo geresnius turnyrus ir panašiai. Tai tikrai nepasakysiu, kada buvo tas toks persijungimas. Visą laiką žaidė, tas noras tobulėti, siekti daugiau. O buvo kažkada minčių, kad jau gana, gal čia man jau užteks, reikia mesti tenisą? Ne, tokių gal ir nebuvo, bet kad tų pakilimų ir nusileidimų visuomet yra, tai... Bet to neišvengiama. Viena iš mėgstamiausių Šarūno mano trenerio frazių yra, kaip posakio, jisai dažnai tą man kartoja ir man jau čia labai įstrigė, tai kad po kiekvieno užlipimo į kalną, jeigu nori pasiekti aukštesnę viršūnę, turi nuo šito iš pradžių nusileisti ir tada siekti tos aukštesnės viršūnės. Tai va tie va nusileidimai, tada ir būna galbūt tie didžiausi lūžiai, kuomet galbūt ir tos neigiamos emocijos šiek tiek aplanko, bet turi suprasti, va čia ir yra ta visa stiprybė, kad turėjau aš nusileisti, bet dabar aš galiu šauti dar aukštesnę viršūnę. Tai... Ir šiaip dabar turbūt psichologija šiuolaikiniam sporte, man atrodo, kad daro labai didžiulį įtaką. Jauti tai, kad kažkiek domiesi galbūt tais procesais, kažkas skaitai į tą pusę, ar tiesiog su treneriu daugiau? Psichologija tai tikrai vienas iš didžiausių aspektų. Šitam sportui turbūt, ar ne? Taip, bet visuose sportuose. Bet aš manau, komandinis sportas vis dėlto yra turbūt šiek tiek lengvesnis. Ta prasme, netgi ko gero ir per Billie Jean Kingą, kokį nors jums jaučiasi, kai jūs esate su Hebra, kad yra lengviau šiek tiek negu vienam važiuoti per turnyrus. Jo, važinėti, būti turnyro aplinkoj, tai tikrai su komanda žymiai smagiau ir lengviau psichologiškai, bet asmeniškai man aikšteliai būti, man kažkaip reikia tos ramybės ir susitelkimo į save. Tai kad ir dabar buvom Billie Jean King Cupe, kapitonė mūsų trenerė Edita, pajutom, kokios man tos ramybės reikia. Aš mačiau, kad pajuto ir tai patiko tas suvokimas, nes va toks va buvo, kai supratau, kad pajuto, kada man reikia to palaikymo, kada man reikia tos labiau ramybės. Tiesiog suprato, kada aš turiu susikoncentruoti iki save ir matyti varžovą ir negirdėti nieko iš Aš girdėjau kitą istoriją iš pasnio Billie Jean Kingo, kad sakė, man Edita taip pat pasakojo, sakė, aš Klaudijos neleidau šią dieną žaisti, su manim nekalbėjo, po to pusantros paros. Ne, pusantros. Jo, buvo taip. Kas čia perdeda dabar? Ne, buvo šitaip, bet čia vėl už korto šitie niuansai. Neslėpsiu, aš ne tai, kad supikau, bet galbūt tiesiog susinervinau, nes aš taip norėjau žaisti, galbūt čia susidėjo taip, kad aš jau kokį pusantros, žinau, mes prieš Estiją turėjom žaisti. Ir aš žinau, kad už Estės žais kaip antrų numerių arba Nudi, prieš kurią aš jau esu žaidus praeitą vasarą ir pralošus iš 3 setų. Ir mane tai tas taip pakuria, kad aš pralošiu už 3 setų, tai aš dabar atsigriebsiu. Ir aš tokia motyvuota buvau žaisti, o galbūt dar galėjo žaisti kaip antras numeris jų Malingina. Aš taip pat ją matau visuomet turnyruose, aš matau, kaip jinai žaidžia, man taip patinka jos stilius. Tai aš bet kokiu atveju prieš abitą žaidėjas taip norėjau žaisti, čia jau man nesvarbu kaip, kas, kur, bet aš tiesiog norėjau išeiti ir prieš jas sužaisti.
Tai galbūt va šitas va noras ir kai man tada pasakė, kad aš nežaisiu ir man tada viskas galvoj ten sproginėt pradėjo ir kad neišsilieti, aš tiesiog užsidariau, manau, bet po to praeina laiko ir tiesiog suprantu, gerai, čia yra komandinės varžybos, tas Billie Jean King Cupas. Ir kad nusiramink, kapitonė, ji turi žymiai daugiau patirties negu aš šitose varžybose ir kad jinai tikrai priėmė teisingą sprendimą, tai ir pasimatė. Tas sprendimas galiausiai buvo teisingas, ar ne? Taip, faktas. Bet tos pirmos valandas, tai šiek tiek man buvo sunku, bet čia manau tiesiog dėl to noro sužaisti prieš vieną ar kitą varžovę. O būna, kad su treneriu dažniau, kad dėl kažko nesutinki, gal ne visai, ar būna tų tokių kažkokių pasikalbėjimų. Aš dar vieną galiu citatą dėl filosofijų kažkokių tai žaidimo. Pasakyti, prie šito klausimo. Mano zodiako ženklas avinas, tai mėgstu įrodinėti savo tiesas. Mes su Šarūnu, mūsų abiejų zodiakai yra tokie patys. Okay. Mes abu esame avinai, tai manau gali daug ką suprasti iš to. Mėgstam abu savo tiesas parodyti, bet stengiamės prieiti tą viduriuką, tą sprendimą priimti bendrą. Bet tenka abiem, kaip čia, gražiau pasiožiuoti. Bet jau turbūt per tiek metų esate jau apsitrynę. Jau suprantam, kada ta riba, kiek čia galima eiti. Gal man čia labiau reiktų suprasti, kada ta riba. Bet mėgstu tikrai. Bet ir vėl iš kitos pusės esu labai dėkinga Šarūnui, kad jisai supranta, kad man reikia savo pasakyti dar. Kad galbūt jisai ir negalbūt, o dažniausiai jisai sako teisingai, bet aš turiu ir savo nuomonę pasakyti, bet tik pasakydama savo nuomonę mes taip pasišnekam ir tik tada aš suprantu, kad treneris teisesnis, bet man reikia išsisakyti. Reikia diskusijos. Jo. Apie tenisą ir psichologiją dar, jeigu šiek tiek likt prie tos temos, ypač moterų tenise mes turim daug pavyzdžių, ta prasme, kai merginos nesusitvarko turbūt su įvairiais galvos dalykais, ar ne, Osakos buvo ta garsi pakankama istorija, dabar Amanda Anisimova paskelbė, kad ar tai baigia karjerą, ar daro stopą, būdama 21 berods dėl psichologinių dalykų. Žinome, aš partija irgi. Taip, ta prasme, pakankamai dažni reikalai, ar tu kažką papildomai vyksta kokios nors treniruotės psichologijos, yra kokie nors metodai? Tai lankiausi pas psichologą, pas sporto psichologą. Čia nepaslaptis, manau, visi profesionalų sportininkai tai daro. Ir buvo tiesiog toks laiko tarpas to darbo kartu. Tarkim, kaip ir minėjo, aš išmokysiu kaip, o daugiau paleidžiu. Ir tu arba nori pritaikysi, arba nenori nepritaikysi. Tai toks tas yra darbas tiesiog su savim. O yra kokių būdų korte, kaip nusiraminti, ką naudoji, pavyzdžiui, tokio, tai jeigu matai, kad šiek tiek išsimušiai, nežinau, ten teisėjo sprendimas, gal, kaip sakai, oro sąlygos būna, kurios tiesiog ten vėjas stipriau paputė ir tu žinai, kad tuo metu tau ten nunešė kamuoliuką, nors prieš tai nebuvo ir dar kažkas. Dažniausiai tai mane tie blogi teisėjų sprendimai kaip tik pakuria. Nes man tada čia įsijungia, aš tau parodysiu, kad su tavo tuo blogu sprendimu aš vis tiek paimsiu. Tai dažniausiai mane užveda netgi šitie blogi sprendimai. O kiti niuansai, tai ką dažniausiai naudoju, čia gali juokingai nuskambėti, bet visą laiką turim rankšluosčius, kai žaidžiam. Tai kai aš jaučiuosi, kad, tarkim, tas mačas, tarkim, slysta iš po mano kojo ar ten kaip nors perima iniciatyvą, aš įsikandu, tikrai labai juokingai skambės, bet aš įsikandu rankšluostį ir patampau jį, nes tada gaunasi čia ženklas, kad bėga iš tavęs grobis. O kai kaip tik jaučiuosi, kad man reikia nusiraminti, kad galbūt per daug aš užsikūriau, kad tos klaidos ne dėl mano pasyvumo, bet dėl mano aktyvumo yra. Aš kaip tik įsikandu rankšluostį ir ramiai jį laikau, netampau. Viskas, aš šiandien sužais tenisą, tai bandysiu. Tai įsikandus tiesiog suprantu, kad čia vėl su gyvūnai susiję, kad grobis, tarkim, mano, kai įsikandu ir ramiai būnu, o kai, tarkim, patampau jį, tai čia ženklas, kad bėga iš tavęs. Tai sprendžiant pagal viską, tu turi šunį. Turiu.
O kaip dabar su ta teisėjų sistema tau, kaip tenisininkai pačiai, žinom, ar ne, dabar nebebus jau, čia dar, aišku, ateityje truputį dar laiko praeis, bet nebebus tų teisėjų sprendimų, tau pačiai smagiau gyventi su kai kada galbūt ir klaidingais ir į tavo, ir į varžovo pusę, ar gyvai žmonėm korte, taip, ar gyvai žmonėm korte, ar robotų. Manau, gyvai žmonėm, nes gerai, tie blogi sprendimai ne tik į mano pusę gali būti, bet ir į varžovės pusę. Ir šiaip su tais gyvais sprendimais daugiau įvairumo yra, o kai robotai priema tos sprendimus, tai taip ir ne kitaip būna. Ir tos įvairovės netiek daug. Ir iš tų teisėjų sprendimų, tai viena iš istorijų Egipte žaidžiau. Ir ten vienas iš svarbesnių taškų buvo jau galėjau nusibreikuoti servą varžovės. Ir vinerį įmušiau tokį švarų, tokį gražų. Ir jau ta varžovė net nusisukinėjo, sako, ir teisėjas bokštelio sako autas. Aš aišku, susnervinau visos tos emocijos, ten prieinu, sakau, ar jūs įsitikinęs tuo, sakau, bet tikrai žinokit, geras buvo. Visa ta procedūra visiems vienoda būna. Klasikinė. Ir jisai sako, kad taip, aš esu įsitikinęs, galbūt tu teisi, bet šiuo atveju mačiau taip. Gerai, vėl lygu, vėl tą geimą tampom, varžovė servuoja, bet galų gale gavosi, aš vis tiek tą geimą laimėjau ir man tokios emocijos geros užplūdo. Ir aš visiškai nepiktai, bet aš iš tos kovingumo dvasios taip atsisukau į tą teisėją ir jį lietuviškai, Egipte lietuviškai sakau, 2 kartus geimą laimėjau. Ir mane taip užvedė, aš taip jutus, taip išsiliejus visą kitą. Ir įspėjimą gavau šitą, bet nesvarbu. Bet esmė, kad tai mane pakūrė ir ten buvo apylygis rezultatas ir nuo to geimo aš nei geimo nepralašiau, nuo to taško. Egipte pavojinga lietuviškai, matai daug turistų, gal jau truputį supranta. Dar vienas įdomus aspektas, vėl aš čia tų citatų prisirinkęs, tu pati sakei, kad skaitai psichologinės knygas, bet geriausiai visos mintys susidėlioja bažnyčioje. Ja. Bažnyčia vakar, kaip tik buvau, dažnai sekmadienis. Visą laiką, kai būnu Lietuvoje, kai yra galimybė, kai laikas leidžia, tai visuomet. Bet tai ne į mišes ar tiesiog pasibūti pačiai? Į mišes, 9:30, Radviliškė. Jo, man kažkaip... Padeda irgi susidėlioti viską? Esmė tiesiog manau, kad čia yra tikėjime. Vienu gali tikėti, kiti kitu. Aš tokią tikėjimo... Čia iš šeimos atėjo? Kaip ir iš šeimos, bet, pavyzdžiui, dabar tai viena vaikštau, bet kai mama namuose būna, dažnai ir dviese einam, tai manau jo, kad nuo mamo, kažkaip net nepamenu iš tikrųjų, kaip visa tai prasidėjo, bet pamenu jau nuo kai mažytė buvau, mama vaikščiodavo, tai aš visur kartu, mama iš paskos ir tai tiesiog ne tai, kad įpratis susidarė, bet supratau, kad man iš tikrųjų ten patinka. Iš pradžių tai būdavo toks, bažnyčia, ten sėdėti, laukti. Po to tas toks persijungimas buvo, kad palauk, ten pašneka, bet ten gerai pašneka, ten, kur pašneka, kad gali po to savo pritaikyti ir vis tie pamokslai, kur gyvenimiškos galbūt net situacijos būna. Tai manau ir suteikia ramybės. Bet ir šiaip, tokia vieta, kur ateini ir žinai, kad bus ramu, tylu, viskas, taip sakykime, sudėliota, man irgi kartais patinka nueiti, nebūtinai per mišias, bet tiesiog pabūt, tai pasėdi su savo mintim, tokia gera vieta atrodo. Ir ypač gerai vasarą, kai visur karšta būna. Jo, vasarą visi. Tu turėjai pakankamai sėkmingą karjerą jaunių tenise, ypač tam, sakykime, iki 16 turbūt, ar ne? Dalyvavai Masterse, 16-mečių, užėmei 3 vietą. Tas klasikinis klausimas toks, ko mes klausėm visų mūsų jaunių, perėjimas į suaugusių tenisą labai sunkus? Galbūt dabar paimkim dabar į tą perėjimą į ITF-ą. Taip. Tai šis, manau, buvo sunkesnis. Perėjimas į ITF-ą, nes pradėjau, tai yra iš tų 16-mečių į 18-mečius, jo. ITF-ą jaunių turi minėti, ar ne? Jo, ITF-ą jaunių, ten, kiek pamenu, buvo sunkiau ir aš ten tas kvalifikacijas žaidžiau, ten 0-0 gaudavau, o tas perėjimas į moterų, taip, jisai nėra lengvas, nes visų pirma,
negali visus turnyrus nuvažiuoti, nes tiesiog alternatyvoje ten kažkur dugne būna ir nieko nepadarys, tiesiog nepatenki į tą turnyrą. Ir tas toks perėjimas galbūt man lengvesnis buvo į moterų, nes aš žinau, kad mano moterų reitingas tikrai neatspindi to, kas buvo pradžioje. Tai ten, realiai 2000. Nuliai, jo. Ir tas žaidimas kvalifikacijų kaip tik vėl mane užkūrė. Ir galbūt čia buvo persijungimas tuo metu, kad aš suprantu, jog ateina žaidėjos, tos moteris, ir kad jos galvoja, ai, čia kažkokį vaiką gavau ir lengvai bus. Ir aš tada parodau, kad, tarkim, už dyką dažniausiai nedalinu taškų. Ir čia, manau, tiesiog gali būti, kad tai susidėjo dėl to, nes aš tiesiog vyresnė tapau ir čia jau kitaip viskas dirbo ir su ta psichologija. Tiesiog aš matau, kad varžovė pasimeta matydama, kad, ai, čia gal negavo tokios jau silpnos, tarkim. Ir dėl to tas toks perėjimas į moteris man šiek tiek lengvesnis buvo. Ir kaip tik man tas kvalifikacijas patikdavo žaisti, nes žinodavau, kad tiesiog nusiteikusios jos tos varžovės gauti, silpnas varžovės. O kiek svarbu buvo laimėti, tarkim, pirmą kartą Lietuvos čempionatą, vat, jau tarp moterų, tam, kad jau pajaust, vat, kad esi gera ir kad vat, gali nuveikti dalykus. Jo, finale tada tu įveikė Justiną Mikulskytę. Bet ten, manau, susidėliojo labai viskas, nežaidžiant tenisą, einant į varžybas yra keli aspektai. Tai kaip tu gerai jautiesi fiziškai, kaip tu gerai jautiesi iš teniso pusės ir kaip tu gerai jautiesi čia. Tai ten, manau, tiesiog susidėliojo viskas taip, kad aš jokio spaudimo neturėjau. Iš manęs niekas nieko nesitikėjo. Aš ėjau tiesiog atidirbti kiekvieną tašką ir pasiimti kuo daugiau patirties iš to mačo. Aš fiziškai gerai jautausi, tenisas tą dieną gerai ėjo, čia jokio spaudimo neturėjau ir tai viskas taip susidėjo, kad Buvo netikėta pačiai tada? Labai, labai netikėta, vis tiek žinant Justiną. Ji irgi prieš išvažiuojant į Ameriką treniravosi Šiauliuose ir aš visuomet ją matydavau tų vyresnių grupį ir aš tiesiog prisimenu, kaip aš žiūrėdavau tų vyresnių grupį ir ten kiek greičiai, aš vos galvą spėjau judinti. Ir dar pamenu su treniruočių partneriam, kurios dar anksčiau žaidė tenisą, dabar jau nebežaidžia, šnekėjom, sakom, kada mes taip mušim tą kamuolį, kada mes taip pataikysim. Ir toks jausmas buvo, kad niekada, nes kad pas jos kosminiai tie greičiai buvo. Tai manau, tie visi prisiminimai iš vaikystės, iš anksčiau susidėjo ir kas davė tą tokią emociją laimėjimą. O kada supratai, kad vat ir mano taip pat skrenda, jau taip pat skrenda? Aš dar dabar galvoju, kad mano netaip skrenda. Aš tiesiog iš to įvairumo, iš žaidimo. Faktas, aš galiu ten kepti tą kamuolį, bet man nei malonumo tai teikia, aš geriau jį padėsiu kažkur į vietą. Bet galiu aš tą padaryti. Bet vėl čia kiekvieno žaidėjo stilius, kaip jisai žaidžia. Dar jeigu viską į vieną krūvą sudėt, mes tikrai netiek daug tavęs matėm gyvai žaidžiančios, ar ne? Čia per Billie Jean Kingą, Lietuvos čempionatuose šiek tiek. Vat tavo galva, tavo yra pagrindiniai pliusai žaidimo ir, sakykime, keli dalykai, kuriuos tu tikrai norėtum pagerinti. Tai nesakai, kad viską nori pagerinti šitą. Ne. Tai čia visi viską nori. Visi viską nori pagerinti. Tai tie pliusai, tai manau, dešininis smūgis ir tas žaidimo įvairumas, tiesiog išnaudoti visą kortą, žaisti ne tik su kamuoliu, bet ir prieš varžovą ir visi tie taktiniai niuansai. Ir ne kiek pagerinti tai, kas bloga, bet galbūt patobulinti tai, kas dar yra gerai. Tai faktas, to greičio norėtųsi dar dadėti ir servo greitį pagerinti ir procentažą. Ant tų dvigubų gal ir nebūna tiek jau daug, bet jų būtų daugiau, jeigu, tarkim, antras servas stipresnį servuočiau, tai padidinus tą greitį, manau, ir geresni dar rezultatai ateitų. Ir iš taktinės pusės galbūt daugiau to spaudimo norėtųsi suteikti varžovui. Tai čia reiškia ir varžovo turbūt skaitimas, ar ne, kad galėtum suprasti daugiau korte, kas nepatinka varžovui ir būtent į tą, ar ne, bandyti smogti. Ir faktas anksčiau tą padaryti, nes dažnai būna, kad, tarkim,
per vėlai supranti, kaip čia iš tikrųjų žaisti yra prieš tą varžovą. Kartais ir tik pamačio turbūt. Jo, yra buvę. Tu esi pakankamai unikali žaidėja Lietuvos rinktinėje, kol kas nei vieno mačo nesi pralaimėjusi. Iš tikrųjų? Iš tikrųjų. Billie Jean King'e. Ai, tiksliai. 9-0. Bet čia tiesiog susideda taip, kad... Nu, žinai, jeigu būtų 2 mačai ar 3, tai aš sakyčiau, gali susidėti turbūt 9 yra jau nemažai imtis. Tai šiemet buvo 5 pergalės vienetose ir 4 pergalės pernai užpernai dvejetose. Dvejetose, tai su Patricija žaidėm, su Patricija... Su Patricija, aš suprantu, jums smagu žaisti. Jo, labai, ypač praeitais metais Suomijoje, ten, nežinau, aš nepamenu, kada taip gerai būčiau dvejetų žaidus, bet ten vėl, manau, tas susidėjo ta tokia komandos dvasia ir energija. O vienetai, tai šiais metais aš tik pirmą kartą ir žaidžiau vienetus. Ir 5-0? Bet vėl, aš kaip antras numeris. Taip. Ir aš žaidžiu prieš kitos komandos irgi antrą numerį. Tai pirmas numeris nėra kaip, tiksliau antras numeris nėra kaip pirmas numeris. Ir einant, tarkim, žaisti, visuomet antras numeris eina pirmi. Taip. Kiti galvotų, galbūt čia daugiau spaudimo tam antram numeriui, bet iš tikrųjų ne. Nes aš žinau, kad bet kokio atveju, kad ir kaip aš sužaisiu, gali apsiversti tas rezultatas, kad aš ir pralošiu, bet tarkim gali pirmas mūsų numeris Justina, tarkim, laimėti ir tada galim dvejetus laimėti. Tai to tokio kaip spaudimo ir labai didelio psichologiškai nėra, kaip tarkim pirmiem numeriam. Nes gerai, tarkim, aš laimiu, eina žaisti tada pirmas numeris. Ir vėl tada mintis, aš čia laimėčiau, jau viskas, užtikrinta pergalė tada prieš tą komandą, jeigu pralošiu, čia gali būti po vieną, tada dvejetai, vėl čia dvejetai, neaišku, kaip bus. Tai manau, tai ir susideda, kad antrų numerių tiesiog ir psichologiškai, manau, lengviau. Ir žaidžiu aš prieš kitos komandos antrą numerį. Yra kitokios mintis, kai už rinktinę žaidži, kad čia jau žaidži už Lietuvą, ne tik už save vieną. Pasijuto labai šiais metais, kai pirmą kartą ir sužaidžiau. Tai prieš žaidžiant už rinktinę, aš savaitę prieš žaidžiau Ispanijoje, tiesiog už save 15 000. Ir ten kažkaip viskas ant manęs krenta, to tokio gal didelio spaudimo nėra, kitiem gal lengviau, kai žinai, kad tu komandą žaidži, nes kažkas kitas galės tave po to, ten, kad ir praloši, vis tiek galit laimėti ten prieš tą komandą. Tai, bet man ne, einant žaisti už Lietuvą, aš žinau, kad aš turiu paimti, kad čia vdru kažkas ne taip, aš čia pralošiu tą mačą, tai visa komandos ta energija ir emocija nukris. Tai tas toks buvo šiek tiek spaudimo, kad turiu laimėti. Ir kai išėjau žaisti tą patį pirmą mačą, tokia keista savijauta buvo, ypač pirmus geimus, man toks jausmas visą aikštę, taip kaip per filmus rodo, taip susitraukė, sumažėjo, taip atsitraukė ir viskas. Ir nežinau. Ir tinklas paukštėjo dar. Jo, ir tinklas, viskas, žodžiu, ir rankos vos nesurankintos. Bet čia tik pirmi geimai, po to tiesiog, Klaudija, tu žaidi už Lietuvą, tu viską darai gerai, žais kiekvieną tiesiog tašką ir tada jau... Čia galbūt dar tai gali kilti iš to, kad tai turbūt buvo pirmas kartas, kai tu buvai toks pakankamai tvirtas antras numeris rinktinės, ar ne? Nes pernai, pavyzdžiui, jūs dar su Andrė dalinotės, šiek tiek ten Andrė turbūt labiau turėjo tą rolę antro numerio. Vėl neaišku, kaip būtų ir šiais metais buvo, jeigu Andrė būtų galėjusi atvažiuoti, gaila iš tikrųjų, kad nepavyko. Bet jo, šiais metais buvau tas toks tvirtas antras numeris, tikėjausi, kad leis mane žaisti, nes vėl ant grunto, jeigu būtų ant hardo, vėl manau, kažkokie galbūt kitokie sprendimai būtų buvę priimti, bet ant grunto tai labai džiaugiausi iš tikrųjų, kad turėjau galimybę sužaisti. O turi kažkokių prietarų, einant, arba jau būnant aikštelį, ten nežinau, kaip Rafa, ten 17 kartų pasitaisyti plaukus ir panašiai. Labai daug. Bet ta visa, kaip čia, rutina varžybų jau, ten labai daug tų prietarų, kartais jau netgi vargina ten tokie dalykai, kaip tiesiog, kad viskas būtų taip pat. Ten tie patys pusryčiai, bet čia normalu, čia dėl savijautos, bet ten, tarkim,
pižamą užsidėti, tik išsivalius dantis. Ir kiekvieną vakarą šitą naudoti. Ten atėjusi mačą kai ateini į mačą, tada eini prie tinklo, kad teisėjas burtus ištrauktų. Visada pasirinkti ten skaičių arba herbą. Ten. Kai pasirinkai per pirmą mačą, visą turnyrą tada taip pat rinktis. Va tokie va dalykai. Atėjusi mačą, pirmas žingsnis per liniją, dešinę koją. Nu, tokių labai daug. Tokie žaidimai su savim, ar ne? Turbūt. Jo, labai daug. Bet tas, manau, ir sutikė to tokio pasitikėjimo, bent jau man, to tokio pasitikėjimo ir tiesiog suprantu, kad viskas yra taip pat, tai vadinasi, ir žaidimas bus toks pat, gal net geresnis ir tai ir duoda visą tą pasitikėjimą. Žiūrėk, mūsų vaikinai, turbūt didžioji dalis, jeigu kalbėt apie tos žaidžiančius, pradedant Richardu, Laurynu, dabar Edas ir Vilius, jų kelias tenise buvo šiek tiek kitoks, jie pakankamai anksti išvyko treniruotis ir žaisti į užsienius, ar ne? Tu vis dėlto užaugai Radviliškyje ir Šiauliuose. Ar nebuvo minčių kada nors, nežinau, šaut į Ispaniją, Portugaliją, Italiją? Kur galėtum ant grunto visus metus žaisti. Tokių minčių užtikrintų. Ten faktas kartais ateina, bet jos taip ir išeina. Tai tokių užtikrintų net nebuvo, nes visuomet Šiauliuose turėjau ir turiu su kuo treniruotis, kaip ir minėjau. Aš kažkaip prisirišu prie tų trenerių ir man sunku būtų taip tiesiog išvažiuoti, pakeisti. Nuvažiavus nežinot, ar čia tas žmogus dirba dėl pinigų, ar jisai tikrai nori man kuo geriausio. Ir dar manau, kas dasidėjo, tai vėl ta gyvenamoji vieta. Aš nebūnu visą laiką Šiauliuose, mano namai yra Radviliškyje ir man tiesiog galbūt neįgryso ta aplinka, kas būtų vienas iš aspektų, dėl ko, tarkim, norėčiau išvažiuoti. Nes pro gimnaziją aš jau Radviliškį važinėjau į tenisą į Šiaulius. Tada gimnazija. Į gimnaziją aš ėjau Šiauliuose. Tai tarkim, ryte išvažiuoju į Šiaulius iš namų, kokią 7 grįžtu 8 vakare. Tai tiek ir pabūnu namuose, grįžtu praktiškai pasimokyti namo ir pamiegoti. ir viskas. Tai tas toks vietos nepastovumas galbūt ir nesutikė daug ten tų minčių, kad čia kažkur dar išvažiuoti. Visuomet aš noriu grįžti namo, pabūt, nes juose nebūna daug. Kaip tavo diena atrodo, sakykime, tokia klasikinė, kai tu esi namie, ne turnyrai, o treniruočių, ta treniruotinė rutina. Kada tu kelies, kada treniruotės prasideda? Tai maždaug kas antrą dieną taip varijuoja studijos su tenisu. Tai paimkim, kai turiu važiuoti į universitetą, tai aš važiuoju iš Radviliškio į Kauną. Tai keliuosi 5:40, 6:30 išvažiuoju, 8:31 paskaita. Paskaitos maždaug iki 2, tada tiesiai į Šiaulius nestapteldama namo, tiesiai į Šiaulius į treniruotę. Po treniruotės, tarkim, fizinio pasiruošimo šitos treniruotės, po fizinio namo pasimokyti, miegot. Kitą dieną dažniausiai, tai kas antrą, sakau, tai varijuoja, kitą dieną keltis galima šiek tiek vėliau, tai kokį 6:30. Šiek tiek vėliau tai yra? Čia tau kaip šiek. Mano svajonė. Pusryčiai, pasirašymas dienai, ten labai mėgstu išeiti pasivaikščioti rytais, kad ta galva susidėliotų visos tos mintis, tada į rytinę treniruotę, pietus, tada galbūt fizinis, tenisas, vėl namo, pasimokyti, miegot, kitą dieną vėl. Pagal tai, ką tu kalbėjai ir kaip tu žaidai, turbūt fizinio treniruotės tau nėra lažas. Ne, varikliukas, labai mėgstu. Patinka? Labai mėgstu. Su šypsena, su nuotaika einu į fizinio treniruotės. Tikrai. Paskui smagu matyti, kai atsiperka, ar ne? Jo, kai jaučiu tą rezultatą, kad galiu čia bėgti, tarkim, jau matau dūstą tą varžovę, o aš visą tokia šviežia. To teniso pas tave gyvenime netrūksta, pavyzdžiui, tu žiūri tenisą per teliką? Žiūriu, kai laiko būna, tai labiau gal tuos highlightus, nes kai prasideda šitie Grand Slamai, tai ypač savaitgaliais. Tai... Analizuoji būsimas varžovės. Jo, žinoma, kaip kitaip. Ne, bet iš tikrųjų, kai laikas leidžia, tai labai mėgstu pažiūrėti. Kas yra tavo favoritai, favoritės? Vis keičiasi, priklausomai nuo kaip forma būna, bet labai patinka psichologija Igos.
nepaslaptis, akmeninė atrodo ir visas jos ta žaidimo stilius. O iš vyrų tai kiekvienas turi pliusų ten ir susideda tiesiog. Vieni labiau žavi, kiti ne, vienų vienas smūgis, kitų kitas smūgis. Tai tokio konkretaus tai net neturiu. Bet turėtų tie labiau to patikti tenisininkai, ar tenisininkės turbūt, kurios labiau darbininkės, ar ne? Jo. Kur žemesnės, kur taktiškai daugiau mąstyti reikia, kur neužtenka ten, tarkim, ūgio. Tu vis tiek turbūt žiūri, sakau, tokiom pro akim labiau, stebi ten taktinius niuansus, gaudai visokius dalykus. Dabar ypač tas toks laikotarpis, kai labai į psichologiją kreipiu dėmesį, ten tarkim pralašinėja, ką pakeičia tarkim taktiškai, kad pasijaustų geriau psichologiškai, kad tas vėl pasikūrimas įvyktų, nes jau kai kelis taškus, tarkim, laimi iš eilės, vėl matai, kad ir tokia energingesnė ten, tarkim, ta žaidėja būna ir panašiai. Tai manau dabar tas toks laikotarpis, kai daugiausiai dėmesio kreipiu, ką, tarkim, pakeičia iš teniso pusės, kad geriau psichologiškai pasijaustų. Ką turi kai kurie 20-mečiai, ko galbūt neturi kiti, nes Alcarazas galėtų būti tavo klasiokas, turbūt, Šiaulių progimnazijoje. Ar tikisi, ta prasme, kad tokio amžiaus, tokio pat amžiaus? Sunku patikėti, atrodo, kur kada buvo kažkoks sprendimas ar pokytis, kad pereiti iš tų, tarkim, futures į Grand Slamų lygį ir ATP lygį. Tai sunku iš tikrųjų. Taip, tiesiog. Jo, atrodo, kad va taip, iš oro. Tai sunku, net neįsivaizduoju, kur ir kada procese turi įvykti tas lūžis, ar suvokimas, kad aš čia galiu ne tik 15 000 žaisti, aš čia galiu ir daugiau. Su Rafa pasidaužyti turbūt. Jo. Klaudija, turim dar vieną klausimą pabaigai apie tavo karjeros galbūt pradžią. Klausim to paties ir Viliaus, tu turbūt prisimeni pirmą savo mačą Šiaulių arenoje, papasakok šiek tiek daugiau apie jį. Tai kaip ir Vilius girdėjau, jisai jau pasakojo, tai ten prieš tai buvo turnyras ant mini korto ir kas iš mergaičių ir berniukų laimėjo pirmas vietas, turėjo galimybę sužaisti mini dvetų susitikimą su Richardu ir Luku. Tai gavosi, kad iš berniukų laimėjo Vilius, o iš mergaičių man pasisekė laimėti ir šitą garbė atiteko. Tai Vilius su Richardu žaidė poroje, o aš su Luku. Ir pamenu, aš ten buvau, nežinau, 9 dangui. Man vien tas faktas, kad aš čia poroje žaidžiu su Luku prieš Richardą. Tai aš negalėjau suvokti, man toks jaudulys buvo, aš 5 bandžiau Lukui duoti, man ten už raketės kliuvo. Tai va tokie prisiminimai grįžta. Ir taip pat tam turnyre buvo Davis Cupas, man atrodo. Prieš Kiprą. Prieš Kiprą, jo. Ir ten buvo toks kaip parodomasis mūsų mačas. Taip, prieš dvetų susitikimą. Jo, o po to vyko šitą vyro rinktinės tie mačai ir aš buvau balkidu. Ir man tokia garbė buvo paduoti rankšluostį Richardui, aš atsimenu. Ir po to grįžus namo mamai sakiau, tu matėjai, aš rankšluostį ten padaviau Richardui. Jo, sako, mačiau ir per televizorių tave rodė. Tai tokie dalykai motivavo? Toliau į treniruotės lėkti? Jo, faktas. Šiaip tas suvokimas, kad tiesiog būni vienam korte su tokiais žaidėjais, bet čia rankšluostį paduoti visą kitą. O daugiau teko dar pabūti kažkur tai balkidu, ar čia tik vienintelis tas kartas buvo? Teko, kuomet Šiaulių teniso akademijoje buvo irgi Davis Cupas, nepamenu dabar prieš ką, bet jo, ir ten teko. Tai nemažai esu patyrus, tai šito klausimu patikdavo labai šiaip. Federerio kelių žengi, mačiau Bazelyje ir yra buvęs balbojum. Bet vaikams turbūt patinka, ne, tas dalykas vis tiek. Man tai labai patikdavo, būdavo kitiem, kad ten vaikščia, ten jau sienas ramstyti pradėdavo. Aš tai kaip tik labai norėdavau, kad mane ten prie tinklo pastatytų, nes ten daugiau bėgiojo. Jo, kiti ten nenorėdavo. Tai pamenu ir tada, kai buvo Šiaulių arenoje tas Davis Cupas ir Šarūnas buvo mūsų kaip balkidų šitas vadovas ir jisai manęs nepastatė vieną dieną į aikštę. Aš kaip susinervinau. Grįžtam prie tų pačių istorijų. Įvajauna tada tai buvo. Taip susinervinau ir verkiau. Atsimenu, aišku, aš dar tada mažytė. Verkiau mamai, skambinu, sakau, neleido manęs į aikštę.
Nu ką, šitą puikiai, 10 minutės ir baigiam. Gerai, ačiū tau dar kartą. Ačiū. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!